Nothing will stop us. Nothing will stop. Okay, so good afternoon to everybody. First of all, I would like to thank Lithuanian Defense Ministry and all the colleagues from the Baltic region and from Poland for this very important discussion which we just recently have had. Because what we discussed, Eastern Border Defense Shield, is one of the most important common projects which is included into a white paper on future of European defense, which we approved a few months ago in the middle of March, and now we are looking into implementation of this project. So first of all, significance of our border defense is really very important, not only for our region, it's important for all the EU member states, for all the NATO member states, and that is why we expect collective support for such kind of project from all those institutions which are taking care about defense of Europe. Second, as we know from recent experience in Ukraine, such kind of physical barriers built, according to all the recent experience, are very crucial really to stop land forces of adversary, of the enemy, and that is what Poland and Baltic states are ready to start to implement. Definitely, next stage perhaps will be to look also into how to defend the border using electronical instruments, how to defend the border using drones and similar things. But it's very important to start implementation of those of this project in the nearest future. And the European Union is just this week approved a very important financial instrument, so-called instrument of safe loans, 150 billion in total amount. And those are loans very attractive because the European Union is borrowing on its own guarantees, and those loans can be used in a joint procurement with a joint procurement by European Union member states exactly for implementation of such kind of projects. So again, I see very good progress in development of that project, and that makes me feel much more safe, especially if safe loans will be used for implementation of that project. Ir jeigu galima trumpą pasisakymą lietuvių kalbą. Labai čia. Tai ačiū. Sveiki gyvi. Aš noriu dar kartą padėkoti Lietuvos krašto apsaugos ministerijai ir Baltijos šalių ir Lenkijos partneriam, kad turėjom progą labai nuosekliai aptarti pasirengimą plano, labai svarbaus gynybinio plano įgyvendinimui. Plano, kurį galim pavadinti rytų sienos gynybos skydo planas. Šis planas yra, kaip vienintelis tokio pobūdžio planas, yra aprašytas ir Europos gynybos baltojoje knygoje, kurią Europos komisija parengė ir paskelbė kovo vidury. Ir be abejo, toks gynybos planas jis yra svarbus ne tik tai regiono valstybėm, jis yra svarbus visai Europos Sąjungai, jis yra svarbus visai NATO, nes tai yra NATO rytų sienos gynybos vienas iš labai svarbių instrumentų. Šio instrumento įgyvendinimui bus galima pasinaudoti ir mes tikim, kad tai bus padaryta šalims šio plano įgyvendintojoms, tai yra Baltijos valstybėm ir Lenkijai, pasinaudojant naujai sukurtų finansinių ES instrumentų, taip vadinamų SAFE paskolų instrumentų, 150 milijardų eurų apimties finansinių resursų paketas jau pradeda veikti, šalis gali kreiptis ir gauti palankiam sąlygom paskolas. Na ir aš tikiu, kad šis projektas, kuris prasideda nuo gynybinių barjerų sukūrimo ant žemės, kad jisai toliau bus plėtojamas ir į kitus barjerus, tame tarpe ir elektroninius ir droninius barjerus, tam, kad tikrai ES ir NATO teritorija būtų tinkamai apsaugota.
Ir kaip rodo karo Ukrainoje patirtis, būtent tokie fiziniai barjerai sukurti pačios Ukrainos tam, kad galėtų sulaikyti Rusijos agresiją, veikia labai ir labai efektyviai. And now we'll take a couple of questions either in Lithuanian or in English, if that's okay. Okay. Komisarė, kalbėjote apie SAFE instrumentą. Jūs šią savaitę dar viešėdamas Lietuvoje sakėt, kad Lietuva gali pretenduoti į nemažą paketą. Premjeras jau sakė, kad prašys iki 7 milijardų. Tai ar tikėtina tokią sumą gauti ir ar net turėtų planas būti galbūt ambicingesnis? Na, tai kiek Lietuva prašys, tai čia Lietuva gali atsakyti, bet viskas priklausys nuo to, kokius projektus Lietuva pateiks. Nes tam, kad gautų tas SAFE paskolas, reikia ne tik paprašyti, bet reikia pateikti labai konkrečius projektus ir tam yra skirtas gana ribotas laikas, 2 mėnesiai nuo dabar, nuo šitos savaitės, tam, kad būtų pateiktos paraiškos, po to 4 mėnesiai, kad būtų pateikti jau konkretus projektai. Dar sykį noriu pakartoti, paskolas galima gauti, jeigu projektas yra bendro pirkimo projektas. Ar su kitom ES šalim, arba, pavyzdžiui, su Ukraina. Tai aš kiek girdžiu, Lietuva tikrai tam aktyviai ruošiasi ir manau, kad mes tikrai turime visą eilę Lietuvoje, visą eilę labai svarbių gynybinių projektų, kurie tikrai, manau, kad sulauks pozityvaus vertinimo, apsisprendžiant Europos komisijai dėl paskolų suteikimo. Ar tikėtina, kad visas rytų skydas ir Baltijos gynybos linija gali būti finansuojama tik iš Europos Sąjungos? Aš jau sakiau, priklauso nuo to, kaip bus suformuluoti pageidavimai, kokiem, taip sakant, šito projekto elementam bus prašoma ta parama, bet jau minėjau, kad pats projektas, taip sakant, Baltijos ar rytų sienų gynybos skydas yra įrašytas specifiškai į Baltąją knygą, išskirtas iš visų kitų galimų didelės apimties projektų. Ir tai rodo, kad iš tiesų Europoje yra suprantama šitos apsaugos, šitos skydo svarba. Dar komisijos pirmininkė vakar atkreipė dėmesį į ES narių pastangas didinti gynybą, jas finansavimą. Pirmadienį renkasi dalis lyderių į Vilnių vykstantį Bukarešto 9-uką ir šiaurės šalių kelių atstovų susitikimą. Ar manot, kad pavyks susitarti Europos NATO valstybėms dėl ambicingesnio finansavimo būtent prieš arba per NATO viršūnių susitikimą Hagoje? Aš turbūt neturiu čia galimybę komentuoti NATO sprendimų, bet sekant visą žiniasklaidą, sekant diskusijas, tai man atrodo yra tikrai tikėtina, kad bus sutarta visų pirma dėl 3,5% naujo tikslo, grinai gynybai ir 5% matomai su papildomom išlaidom, kurios taip pat yra sėtinos su gynyba. Tai tie tikslai, kiek man tenka girdėti, jie atrodo, kad sulaukia tikrai pakankamai plataus sutarimo. Šioje vietoje mūsų atsakomybė, aš visą laiką kartoju, mes tikrai nekonkuruojam su NATO ir mes nekuriam, ES nekuria kokiu nors savų planų gynybai. Mes turim galimybių padėti NATO valstybėm įgyvendinti NATO pasitvirtintus planus. Ir štai tos galimybės yra būtent ir tos paskolos, kurios dabar yra sukurtos ir gali būti naudojamos. Tos galimybės yra ir tomis pačiomis paskolomis paremti ES gynybos pramonę, padedant šalim įsigyti ginklų, kurie tikrai yra reikalingi. Tai šioje vietoje dirbam ranka rankon su NATO, dirbam ranka rankon su šalimis narėmis. Ir man atrodo, tos bendros pastangos, ką matom iki šiol, tikrai duoda rezultatų. Būtent, kad atsiranda ir naujų finansinių resursų, atsiranda ir naujų planų ir labai svarbių projektų, tokių kaip šis Europos rytų sienos gynybos skydas. Ir paskutinis klausimas? Ir pirmadienį galimai galbūt įvyks dėrybos Stambule, Rusijos ir Ukrainos. Šiandien prezidento patarėja pseudo dėrybomis pavadino ir iš tikrųjų sakė, kad niekur ten nieks nejuda. Kaip jūs vertinat visą situaciją? Ar sutiktumėt su tą nuomonę, kad kol kas čia yra tik tai pseudo dėrybos ir niekur nejudantis procesas? Dėrybos dėl taikos gali vykti tada, kai abi pusės nori taikos. Kad Ukraina nori taikos, tai yra akivaizdu. Aš nematau jokių įrodymų, kad Putinas nori taikos.
Tai šioje vietoje mes turim būti pasirengę tam, kad karas gali užtrukti ir žymiai ilgiau ir būti pasirengę kartu su Ukraina. Ir mano įsitikinimu vienintelis kelias pasiekti taip reikalingą taiką Ukrainoje yra pilnai gyvendinti formulę, kuriai atrodo visi pritarė, tai yra taika per galią. Peace through strength. Ta galia Ukrainoje gali būti suteikta tik tai vakarų partnerių ir visų pirma čia turim galvoti apie ES vaidmenį. Iki šiol parama suteikta nemaža, bet per metus tos paramos kiekis iš ES valstybių siekia mažiau nei 0,1% bendro vidaus produkto. Tai tikrai galima rasti galimybių, kaip tai padidinti. Ir viena iš tų galimybių yra kaip tik šitos safe paskolos, kurias šalis narės gali paimti ir toliau naudoti bendriem pirkimam kartu su Ukraina, iš Ukrainos pramonės ir pačiai Ukrainai padėti. Ačiū labai, eurokomisarė. Now I'll ask Vice Minister